Naujas kasečių grobis. Iš viso 53 kasetės šiandien įsigyta. Įvairios yra Nazareth, Metallica yra, AC/DC, Žaras, Scorpions, Roxette, Celine Dion, Chris de Burgh, Iron Maiden, Stingas yra. Trys be viršelių yra. Ir čia yra dar dėžutė, bet be viršelio Def Leppard. O kitos yra buitiniai įrašai. Vieną iš karto pardaviau. Def Leppard kasetę neklausytą. Paprastai tai aš neparduodu, nepaklausęs, bet žmogus labai norėjo, tai pardaviau. Norėjo dar 2 pirkti, bet atsisakiau. Nepardaviau, tai va, parodysiu, ką norėjo pirkti. Tai Silent Circle. Kasetė. Na, čia kai kurios sumaišytos yra, matyt, reikia va šitus 3 tikrinti. Bet verta va pabandyti va Silent Circle. Silent Circle paklausyti, pažiūrėti ar originalas. Ta prasme, kad ar tas atitinka viršelį turinys. Tai galima pabandyti. 14 kartų ir priėmė savo sprendimus. Jis sužavėjo Debussy vokalinio stiliaus. Sklandumas, artimas kalbos intonacijoms ir harmoninė drąsa, kurią Ravelis vėliau įliejo ir į savo šiek Ne, tikrai ne Silent Circle. Pažįstu mintinai. Tai buvo sumaišyta kasetė. Tai teks patikrinti. Teks paieškoti, kuri sumaišyta galbūt yra.
Galbūt yra va tarp šitų trijų, nežinau, kur be viršelių. O galbūt kažkurioj bus įdėta iš šitų. Nežinau, reiks patikrinti. Bet čia tai aišku, kas